Sveiki! Baltikum televizijos sezonas įsibėgėja ir laida Reidas, įsibėgėjote ir jūs, mėly žiūrovai. Na, o mūsų meniu šiandien įprastas kaip ir kiekvieną pirmadienį. Girtas džipo vairuotojas taranavo akmenį, ant kurio sėdėjo motina su vaikais. Girtas vilkiko vairuotojas po avarijos pripūs nemažas promilės, o juk jis važiavo į darbą. Tačiau nereikia gerti, kad miesto gatvėse sukeltum štai tokią avariją arba štai tokią, per kurią sužeistos dvi merginos. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Pirma avarija. Pirma. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos kelių policijos biuro vyresnysis inspektorius Virgaudas Bružas. Kelių policijos biuro pareigūnai užregistravo 22 eismo įvykius, dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 4 eismo įvykiai, 3 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu sužeisti 4 žmonės, išaiškinta 245 kelių eismo taisyklių pažeidėjai, 12 vairuotojų transporto priemonės vairavo būdami neblaivus. Ir antrąją sezono laidą pradėsime nuo girtos, tik šį kartą labai skaudžios nesąmonės įvykusios Smilgynų kaime. Įvykio vietą buvo sukviesti ir ugniagesiai gelbėtojai, ir medikai reikėjo laisvinti prie akmens automobilio prispaustą moterį. Tai padarė tik iš Gargždų atvykę ugniagesiai gelbėtojai, o tai vyko ne per minutę ir ne per 2. Neįsivaizduojama kančia turėjo kęsti moteris prie akmens prispausta sunkaus džipo. Pasirodo, sėdėti su vaikais ant akmens esančio atokiau nuo kelio yra pavojinga ir sveikatai, ir gyvybei. Jeigu keliu važiuoja girti su džipu ir turbūt užmigus vairuotojai nesuvaldo tas mašinos. Nuo plikių parvažiavo tas džipas. Vaikai visi galvoja, kad jis tiesiai lėks, labai didelį greitį. Bet jisai sukosi, neįsisuko į tiesiai į akmenį. Vieną metu buvo ta mergaitė, kur pirmąją išvežė, tai jinai stovėjo prie akmens, jie pritriškė, o kiti ant akmens sėdėjo, visi nukrito į kitą pusę. Ant kaimo žmonių pamėgto akmens sėdėjo 4 mama su 2 vaikais ir viena paauglė 14-metė mergaitė, laikusiai ant rankų 2 metų vaiką, lūžo blauzdikaulis. Po džipo atakos 2 vaikai nukrito į kitą akmens pusę, o mama liko prispausta. Įsivaizduokite, kokias traumas gali patirti moteris, kai ją prispaudžia Toyota Land Cruiserio ragai. Lūžo dubens kaulai, traumuotas pilvas, sutraškyta pėda, o dar džipo keleivio būta įžulaus. O kur džipo vairuotojas, kai šitas asmuo? Nėra. Bet čia filmuoju, ble. O kas jūs būsit? Stotinėje. Ros, tu toks. Žinau, tai mergelkai kas nors bus, o tai bus. Ar tai gyva ūra. Tik tai, kad į įvykio vietą greitai atvyko policija, kaimo žmonės nesurengė linčo teismo džipo ekipažui. Kaimiečiai buvo pakraupę, kad 2 girti piliečiai iš džipo vaikščiojo aplink mašiną ir vis pergyveno, kad iššaudė saugos pagalvės. Sulinko ragai, matote. Vairuotojas ir džipo savininkas, klaipėdietis Arūnas, dar bandė apsimesti keleivių Petru. O koks jūsų vardas? Petras. Taip? Šalia sėdėjo, ar kur buvo? Šalia sėdėjau. Čia priekyje, taip? Jo. Šalia sėdėjau. Ant grės sėdėjau. Dabar strigiu, pasiimsiu į važiuos. Džipo vairuotojui bus nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,56 promilės alkoholio. Ligoninėje tos promilės dar sukilo iki 2,81. Klaipėdos rajono policijos komisariate dėl šios kraupios avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tokie tyrimai pradedami dėl vieno kaulo lūžio, o čia 1988 metais gimusi jauna mama tiesiog sulaužyta visa. Jaunoji mama su vaikais prie Smilgynų akmens laukė, kol jos mama ir vaikų močiutė grįš iš plikių po darbo, o sulaukė girto džipo ekipažo. Avarija į galą yra pati populiariausia avarijų rūšis Lietuvoje ir Klaipėdoje taip pat. Štai Minijos gatvėje taksi automobilis atsirėmė į Volkswagen Golf Plus gerą mašiną. Labą dieną. Ar nėra sužeistų? Ne. O ponia, kad galva susėmus, ne, gerai viskas. Kas? Gerai viskas. Tangi, aš medikė pati susėmu galvą. Man viskas tvarkoje. Žodžiu, Gerai. Viskas tvarkoje, taip? Čia aš tikiuosi nefilmuoju. Viską mes filmuojam. Sustojo priekį mašiną praleist pėsčiai. Sustojo. Ir šitą jis, į tą momentą aš matau į veidroduką, kad atlėkė taksi ir jis šneka su keleiviais. O man nebuvo kur bedingti jau pasitraukti. Ir viskas. Priekį stovėjo mašina. Šioje vietoje turėjo pasirodyti reido herojus Mindaugas, bet kadangi jis šią avariją pražiopsojo, puolėme su taksistu jo padangas apžiūrinėti. Sako, pon, susikalbėjot su keleiviais? Tai jau minutę atsisukau. Aha. O kai staigiai pastambau. O kaip sakė, prieš šį dar buvo sustoję žmogų praleidę. Nu, sako. Sekundė čia. Pirma avarija. Pirma. Nu tai pildykite deklaracijas ir viskas čia aišku iš tikrųjų. O kokį ten skysčiai pabėgo ten iš radiatoriaus? Ne, radiatorius. Kas čia?
Nu ir padangos tokios, tai žiemą tai jau nepavarysi su tokiom nieko. Ne, geras. A geras, sako? Žiemą, aišku, čia vasarėlis jau. O ateina jau žiema, to žinokit, jau viskas. Liūdesys bus. Reidas primena, kad čia ne juokai, kad čia po 2 savaičių tokia žiema gali prasidėti, tai tada bus nemetas keisti padangas, nes bus vėlų, o pirmieji žiemos požymiai jau akivaizdus, kai prekybos centruose dingsta šortai. Lauk žiemos. Nuo sekantis siužetas vėl girtas. Policija gavo pranešimą, kad Laukininkų gatvėje į automobilį Mercedes sėdo labai girtas vairuotojas ir jau važiuoja. Policijos patruliai vieno Vingio gatvės namo kieme sulaikė minėtą Mercedesą ir tuo pačiu metu per raciją buvo pranešta, kad tas pats Mercedesas prie prekybos centro dar kliudė ir automobilį Mazda. Su Mercedeso vairuotojai bendrauti sekėsi nelengvai. Labas vakaras, gerbiamas Alfonsai. Tai kokia problemėlė pakliuvo čia? Nieko nebuvo? Kaip sakėt? Ponas Alfonsai, esat švaks, padarėt avariją ir pabėgot, taip supratau? Ui, labai pabėgau. Labai pabėgot? Namuose buvau. Ai, namuose buvo? Namuose mėgojau. O jūsų mašina pati padarė avariją, taip? Taip. Sėdėk, Alfonsai, nelikau, sėdėk. Labai juokaujat. Ne, ponas Alfonsai. Gerai, kodėl sėdėt policijos automobilį dabar? Nu taip, kiekvienas padarė avariją ir sėdėjau su visą avariją. Ne, tai jūs padarėt vis dėlto avariją? Nepadariau. Nu, esat humoristas. Tai kiek pučiat, kad tai padarėt, tai nepadarėt? Pons, kiek įputėt? 5. 5? Nu, 5. Beveik kaip aš. O, 5. Ne, ponas Alfonsai, žinokit, nejuokinkim apskrities gyventojų ir žiūrovų, papasakokit, ką prisidirbo čia. Dar nieko, netyčia, pravažiavau ir viskas. Aha. Ir teisės jūs esate jau pragėręs, taip? Kažkada tai. Kaip man sunku, kad aš su jums susikalbėčiau, aš turėčiau irgi gerokai taip savaitę palūpti, ko gero. Iš Alfonso vairuotojo pažymėjimas yra atimtas iki 2012 metų, tai reiškia, kad jau vairavo šią mašiną ir pakliuvo sunkiai apgirtas nuo alkoholio, o dabar dar yra apibraižytas kitas automobilis. O tai reiškia, kad šis automobilis bus konfiskuotas. Dar vienos lupenos neliks mūsų keliuose, nors ir Mercedesų vadinamus. Prie didžiausio Baltijos šalyse gyvenamo dangoraižio taip išsitaškiusių mašinų regėti dar neteko. Ir po pirmo klausimo, ar nėra sužeistų žmonių, pabandėme įsiaiškinti, kaip čia šitaip galima pavairuoti. Avariją sukėlė jaunas Audi vairuotojas šovęs į šalutinės Kuosų gatvę. Aš į šalutinę kelią važiavau. Aha. Posūkį rodė mašiną, 2 posūkius rodė. Ir aš neprispėjau sustabdyti ir pralėkti neprispėjau. Jo, ta prasme, čia ir greitis buvo kažkoks, bet... Bet vis tiек iš шалутиней Jo. А какой скорости ехали? Не знаю, на какой, 60 километров. 60? 60 километров. 60, да? Не ожидали, что отсюда? Не ожидали, мы по этой полосе ехали. По второй, да? По второй, а там машины стояли. И тут мы выезжаем, он выскакивает. Kiešumo vairuotojai iš Kaliningrado srities drįstame priminti, kad Lietuvos miestuose greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Moteris skubėjo į keltą. Rytą atvažiavo pasigrožėti uostamiesčių, gal net apsipirkti, per pietus jau nebeturėjo mašinos, su kuria galėtų grįžti namo. Moteris parvežęs techninės pagalbos vairuotojas sakė, kad jau Kaliningrade prie namų kioskelėje vairuotojos mama vos išlipo iš mašinos, todėl buvo kreiptasi į medikus ten, nes čia jų pagalbos atsisakė. Audi vairuotojas nėra itin senas vairuotojas, o vairavimo stažui rudenį stuktels porą metų, žodžiu pavojingas amžius kelyje niekaip neapsaugantis nuo žioplų klaidų. Reklama. Dabar Baltikum televizijos reklama ir anonsai, na, po jos toliau laidoje matysite. Vilkiko vairuotojas važiavęs į darbą ir sukėlęs avariją įpūs labai nemažas promilės. Taip pat antroje laidos dalyje pamatysite idiotiškiausią vairavimo pavyzdį Klaipėdoje ir per policijos reidus ir toliau skalpuojami girti dviratininkai ir dalinami atšvaitai bei liemenės.
Po reklamos grįžtame į Baltikum televizijos eterį, kur prasideda mūsų laikas. Tai yra reido laikas. Kelyje Klaipėda Andrijavas susidūrus vilkikui ir trečiai Mazdai tik per stebuklą išvengta sužeistų žmonių, nes vilkikas įvažiavo į jau sustojusią ir kairėn link Šilutės kelio sumaniusią sukti Mazdą. Ir tai dar buvo ne viskas. Kas nutiko? Kaip avarija nutiko? Nu kaip, pon, sakykit. Iš kur važiavo? Nuo Lebartų pusės? Nuo Šernų? Ir? Į galą atsimušė. Nu ir aš padariau avariją, kad aš dabar turiu pasakoti jums. Jūs papasakokit. 2,96 promilės alkoholio, o sako, važiavo žmogus krovinio pasiimti į Klaipėdą ir po to dar turėjo vykti į komandiruotę. Taigi važiuota link Klaipėdos ir apžiūrint įvykio vietą paaiškėjo, kad į Mazdą rėžėsi ne vilkiko galva, o puspriekabės vidurys, jos ratai. Žodžiu, stabdant vilkiką jis buvo sumėtytas, jau darė žirklės, bet kad iki galo sužirkliuoti sutrukdė stovinti Mazda. Kai bandai įsivaizduoti, kas čia papasakota, tai turėjo atrodyti siaubingai. Vilkiko vairuotojo vairavimo stilius krito į akį dar anksčiau, ten prie Lebartų kapinių, kur jis tik per kokį milimetrą nekliudė keleivinio autobuso. Ką jisai padarė? Sustojau ir vos pralinda pro mane, galvojau, kad gal užkabinti. O dideliu greičiu jisai važiavo? Ne, greitis nedidelis. Greitis labai malas. Bet žodžiu, gabaritų nejautė. Ir aš iš paskos atvažiavau, o tą mašiną važiavau iš paskos. Aha. O kaip jinai čia atsidūrė, gal aš nesupratau. Nu, turbūt kažkur aplenkė. Ar čia aplenkė, suka, aš nesupratau, nes jisai priekį važiavo, ta mašinikė iš paskos važiavo. O jisai man taip prasižiūrėjo per veidą, taip milimetras į milimetrą, vos. Alvydas vilkiko vairuotojas dabar sukėlęs avariją, būdamas sunkiai apgirtęs, turėjo visas įmanomas vairuotojo kategorijas. Žodžiu, profesionalas. Deja, rekomendacijos iš darbovietės ir visuomeninių organizacijų negalioja, nebent neteko girdėti, kad jis nebūtų atsižvelgiama į nuopelnus tėvynei ar darbdaviui. Yra standartinė bauda 4000 litų ir vairuotojo pažymėjimas paimamas 36 mėnesiams. Minijos gatvėje gan neįprastoje vietoje susidūrus 3 automobiliams prireikė medikų pagalbos. Avarija vyko, kai antroje eismo juostoje buvo sustabdytas eismas, nes kažkam reikėjo pasukti į kairę, į kiemą. Kažkas spėjo sustoti, kažkas nespėjo. Nisano vairuotojas nespėjo. Kai susiduria 3 automobiliai, visada reikia įsiaiškinti, ar tai ne 2 avarijos vienoje vietoje, ar tai tikrai pasidarbuota vieno Nisano. O gal pristabdė staigiai, kas nutiko? Pristabdė normaliai, turbūt, nepastebėjo. Ta pirmoji stojo, ta antroji. Na, ten priekį dar, man atrodo, kelio stovėjo ten. Aha. Į kairę? Jo. Ten, kur policijos mašina stojo, taip? Na, kažkas tai suko į kairę, visus tvarkingai sustojo, aš ten nespėjau. Tai stovėjo, ne? Mašina. Stovėjo. Kurios į kairę norėjo sukti? Taip, paskui stovėjo, priešais nemačiau, priešais nenorėjo sukti, viena suko, paskui stovėjo dar viena, šitas vyras ir aš sustojau ir jisai sustojo. Ir tada... O jūsų Volvo? Jo. Ir spėjot sustoti? Tai aš stovėjau. Ir jisai sustojęs, suspėjęs. Tai žodžiu čia vienas, pagal visus jūsų pasakojimus vienas visus surinko. Tai jisai davė į galą ir viskas. Ir tas atlikė mano čia. Į ligonę buvo išvežtos 2 keleivės, viena sumušta galva, kita yra ne 1 mėnesį, ne viena. Nes šios moterys visada po avarijų vežamos į ligoninę. Visada. Laimės stipresnių sužalojimų per avariją išvengta, nors į Audi Nisanas rėžėsi be stabdymo pastangų, be nieko. Tai buvo istorija, kad net menkutis dėmesio nukreipimas šalin nuo vairavimo kitą kartą gali pavirsti didelę bėdą. Dabar savo ekranuose pamatysite patį idiotiškiausią vairavimo pavyzdį iš Klaipėdos, Komunario gatvės. Kol reidas atostogavo, chebrytė linksminosi iš širdies. Taigi šių metų rugsėjo 12 dienos naktis Komunaro gatve driftina golfas. Ir ne bet koks golfas, o antras golfas, ant kurio galinio lango puikuojasi klevo lapas. Vieną kartą pasirodo ekrane, po kelių minučių dar kartą pasirodo ekrane. Po to 3 valandos ir 34 minutės golfas pila į prie įmonės vartų stovinčius automobilius Peugeot 605 ir Volkswagen Golf. Sukėlęs avariją, golfas dingsta iš avarijos vietos. Na ką, bus tyrimas pabėgimas iš avarijos vietos. Ką jūs? Niekas iš avarijos vietos nepabėgo. Praėjus beveik 45 minutėms po pirmos avarijos, 4 valandą ir 7 minutės antras golfas grįžta į įvykio vietą ir įsibėgėjęs dar kartą užvažiuoja toms pačioms nekaltai stovinčiams mašinams. Štai po šio veiksmo golfas dingsta ir 3 kartą nebeatvažiuoja. Gero durniaus būta. Avariją ko gero jau pradėjo tirti ir kriminalistinių ekspertizių institutas. Nustatys valstybinius numerius, pažvelgs į vairuotojo veidą ir duok diev, kad jo į Rokiškį nešvežtų. Ateik jaunuoliai į kelių policiją, prisipažink, tai labai lengvinanti aplinkybė. Gal tada neveš nei į Bangų gatvę, nei į Rokiškį.
Na ką, atėjo metas penktadienio reidui. Jis buvo linksmas, nes pasitaikė mažai, labai mažai beviltiškų girtuoklių. O kai taip yra, tai smagumėlis apima, kai pamatai, kad tauta šviečia, nors diena, bet jau šviečia. Tikiu, kad šie vaikai net mintise niekada neturės tuščios spragos dėl atšvaitų naudojimo. Labas, atšvaitą turi? Taip. Gerai, labai gerai. O čia iš kur šitą gavai? Irgi turėjau. O ant rankų turi ant kojų? Dabar ne. Bet vakare turi? Taip, visą laiką. Visą laiką? Ir tu? Taip. Labai geri vaikai jūs esat. Ką pagaut? Ešeriukų, bet paleidom. Labai gerai. Liuk, važiuokit. Ate. Tuo metu sustabdomas autobusėlis, kuriame be žmonių krovininėme skyriuje šiek tiek kvepintis vairuotojas. Ir meilus šuo. Vairuotojo laimė pripūsta leistina norma 0,26 promilės alkoholio. 0,26. Išsigelbėta, ne? Išsigelbėta tai išsigelbėta, tačiau už keleivių pervežimo taisyklių pažeidimą jis bus baudžiamas 100 ar 300 litų bauda. Krovininiai autobusėliai skirti kroviniams vežioti, o ne žmonėms. Tuo pačiu norime priminti, kad gale sėdintis keleivis taip pat privalo segtis diržus. Pamenate pirmąją sezono laidą, kai per girto lenko sukeltą avariją iš galo atlėkęs keleivis iškrito per priekinį stiklą. Tai štai, segtis diržus būtina, nes pirmą kartą bauda siekia 100-200 litų, o antrą kartą ir visus 300 litų. Šis automobilis vairuojamas Dreverniškės kažkaip sugebėjo nuo Liepos mėnesio pradžios važinėti be techninės apžiūros. Štai ką reiškia, kai reidas atostogauja. Tuo metu scenoje pasirodo dviratininkas, blaivus, bet be леменя. А у вас есть отражающая лемяня? Какой? Вот такой есть у вас? Отражающий или нет? Вот дома есть. Дома? Да, он с собой не брал я. А почему? Он вызвал меня срочно, говорит, приезжай, помоги в огороде. Я сел и приехал. Возьмите, господин. Раз 3-0 обдули, вам подарок. Ясно. Потому что в 7 часов вечера уже темно. Это уже точно. Вот так вот. Čia Dirsekliuose išsekus temai krausomės į Aglonėnus. Kadaise elitinėme Aglonėnų rajonėlėje, į kurį neateina kvapas iš kiaulių fermų, buvo sustabdytas automobilis Volkswagen Polo, kurio ekipažas diržus prisiminė tik pamačius policijos automobilį. Kol vyrams buvo rašomas protokolas, kaipgi neapdovanoti atšvaitais gerųjų Aglonėnų vaikų. Ateik Skaistė. Ar žinai, kas čia toks? Atšvaitas. Nu, o kas čia pavaizduoti? Amberis. Amberis? Nu, viską tu žinai, matai. Tai kur dabar tą atšvaitą dėsies? Ant kuprinės. Teisingai. Sesiai. Sesiai. Ir sesiai paimk. Ir sesiai paimk. Ačiū. Nėra už ką, mergaitė. Tuo metu horizonte pasirodė dvirininkas, kuris nustebo, kad vos ne jo kieme jis gaus į dantis įsikąsti alkotesterį. Ir tai dar ne viskas. Jis prisipažino, kad yra gėręs šnapso kažkur tarp 40 ir 100 gramų. Taigi pučiam. Nieko nebus. Nebus. Aš sakau vieną burną. Alaus. Ne alaus. O, degtinės? Nu, vieną burnikę iš čirkos. Nu, kiek? Ir nuliai? Nu. Ne, gal jūs tada jau čia užvakar gėrėt? Nu, kur užvakar dabar? Ne, nu aš nemeluoju. Aš todėl sakiau, palaukiam kokias... Būtumėt palaukę, būtų sukilę promilės ir dabar būtumėt jau... Nebūt sukilę. 0,21 jau būtumėt į putį. Nu, aš to ateis, jei jums negaila. Ne, mums gaila, mums lemenės negaila. Svarbiausia, kad lemenę gavote. Aglonėnų vyrai ilgai aptarinėjo naujieną, kaip čia gali būti gėris, bet puti nulius. Čia ne propaganda, bet tavo promilės priklauso nuo tavo organizmo, kepenų veiklos, svorio ir išgerto kiekio. Žiūrėk, po 10-15 minučių tas 40 gramų šnapso jau būtų alkotesterio ekrane sušvitęs kitais skaičiais ir šviesomis. Beje, apie šviesas. Kai sutemo, net automobilio žibintai tik paskutiniu momentu apšvietė šį dviratininką. Kartą pasimokęs, jis išgėręs, dabar dviratį tik stumdo. Bet tai kur lemenė, melasis? Kur? Nu ką jūs savo galvojat? Be lemenės naktį. Nu. Atšvietas toks varganas. Nu ką darysi? Tu dar gerai, kad nevažiavot. Ne, nevažiuoju. Su tami jau ką darysi? Ką darysi? Dabar aš jums duosiu lemenę, gerai? Gerai, ačiū. Ir iš karto apsirengėt, gerai? Sudarėm. O. Pirmin. Ačiū labai. Mėlyje, kiekvieną penktadienį laida Reidas vyksta į jūsų miestus ir miestelius. Pamatysite reido automobilį Volkswagen Golf Plus, drąsiai prieikite ir paprašykite Vačiakausko lemenės atšvaitų šviečiančių pakabukų. Visiems to gėrio užteks. Esame aprūpinti ilgam. Svarbu, kad Žemaitija šviestų, kad po Klaipėdos regiono kelius nesiblaškytų tamsios žmogystos. Ar dar kokie, tokie kaip Pėžičius. Tamsta, kur lemenė jūsų? Tikrai. Mielas ponė, kur lemenė jūsų? Atneš ją nur numus tur da na vienu, dvi. Labai gerai, tu gal dabar be lemenės važiuojat?
Taigi naktis dabar, kodėl be liemenės važiuojate? Vos matomas esat. Kas gerai? Nieks, gerai. Eikit numiai. Girti šlaistoti. Bet iš tas atšvaitai? Ant kojyčio atšvaitai yra, va. Gerai. Kūnus Vačikauskas. Taip. Labas. Labas. Geriau, tiesiog. Greičių dėžė jo. Kuo čia greit dėžė? Ar nereik? Reik. Kadangi man nepažinot, gausit liemenę dabar. Ačiū. Bet jeigu įpūsit virš 2, liemenės negausit. Nu, pūsk stipriai. Va, už šitą pūtimą gaunate liemenę, ponas. Dėkui. Mes krunk jums paspausti. O, tėtata, žemaitiška. Dabar aš jums paspausiu ranką. 2-3-1. Aš taip galvoju. 2-3-1. Bauda nuo 500 iki 700 litrų. O, pos, iš kur jūs čia be atšvaitų toksai atsirado? Iš tamsos išnyrot. Ką? Namai. Numiai. Man tu šviesi dega. Švieselės dega. Čia mokamys. Tu tai kaip jūs vaikštų toks iš tamsos išnyrot, pons? Aš nesupratau. Gal jums atšvaitą duot? A nori atšvaitą, žmogau? Taip suprast. Atšvaitą nori ar baudos nori? Ko labiau nori? Aš namai einu. Nu ir kas? Nu va to gydimsi. Žmogau, gausi atšvaitą toj. Toks buvo penktadienis Klaipėdos krašto keliuose. Na, kitas siužetas, paskutinis laidos siužetas, deja bus vėl girtas. Labai girtas. Sekmadienį Angelų sargų dieną Ryšininkų gatvėje girtas Ford Mondeo vairuotojas trenkėsi į žavios klaipėdietės automobilį Audi A3 ir nuvažiavo. Labas rytas, gražuolė. Ar jūsų mašina? Taip. Nu va. Mano, mažytė. Sąmoningi piliečiai matę įvykį skubiai pranešė policijai, kaip įvyko avarija ir kur pasislėpė kaltininkas. Policija rado pilietį miegantį prie Ford Mondeo vairo ir pažadintas jis turėjo priekaištų tautai. Labas rytas. Nenori matyti dalė. Vačekauskai, pažydot, supratot, kame reikalas? Ei. Kur? Dink iš akių. Net nesiruošiu. Dink. Net nesiruošiu, pona. Dink balkas iš akių. Net nesiruošiu. Kai manęs nenorit matyti, tai gal savo rezultatą norit sužinoti? Mandavočiai. A girdai raminkis. Ko jis lenda į akis? O ko jis vairuojat girtas? Ne tavo su reikalas. A tu girtas nevairuodavai? Atsiprašau. A tu girtas nevairuodavai? O, dar papasakot. Ką mes geriam kartu? Gal klasiokai esame? Jo. 3:18. 9 valandą ryto. Ne, tauta turi žinoti savo herojus, žinot. Tauta? Taip. Tauta. Man apie tautą kalbė. Taip. Taip, kalbu. Kalbė apie tautą. Taip. Prabus iš miego. Tauta turi žinoti savo herojus. A tu prabudai iš miego. Jeigu apie tautą kalbė. Taip. Mūsų tauta parduota jau yra. O štai gert reikia ir vairuot? Visas problemas, nei kelius kelti. Ne, viskas tvarkoja. Pakavo. Tu dar kalbė man apie tautą? Taip. Apie tautą? Taip. Apie tautą kalbė? Taip. Prabusk iš miego. Prabudau. Prabudai? Aš prabudau. O jūs miegojat padaręs avariją. Vat ir mūsų skirtumas tarp mūsų yra. Vykas, mane už tai nubaus. O man ne tas pats, kokį miestą vairuotojai važiuoja. Tikrai patikėkit. Man nepatinka tokie dalykai. Pilietis Angelų sargų dienos rytą, pučiantis 3,18 promilio alkoholio, vairuotojo pažymėjimo neturi nuo 2009 metų gegužės 21 dienos. Tada teismo sprendimu jis jo neteko 3 metams, sumokant valstybei 4000 litų. Dėl tokių pačių išdaigų. Prie Jūrininkų gatvės 1 namo girtas su automobiliu BMW sukėlęs avariją, vairuotojo pažymėjimą jis turėjo atgauti tik kitų metų gegužę. Bet kažtai vėl pavairavo Ryšininkų gatvėje kažkaip visai be ryšio. Viso gero tarė jums Reido kūrybinė grupė iki kito pirmadienio ir sako, kad žiema gali prasidėti po 2-3 savaičių, nes čia ne Juodoji jūra, čia yra Klaipėda. Būkite aplankyti ir sudė.